Labas. Tikriausiai tu man pritarsi, kad metuose virsmas vyksta vieną kartą, o transformacija mūsų gyvenime vyksta kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Šiandien aš tau turiu puikią dovaną. Praktiką, santykių peržiūrą. Tai yra transformacinė praktika. Iš naujosios mokslinės metodikos, kuri patvirtinta buvo tik 2021 metais. Taigi, iš tiesų, ši praktika yra unikali, veiksminga. Ir jeigu tu turi santykių, o tikriausiai mes turime visi santykiuose klausimų, problemų. Vieni santykiai mus, tiesiog kelia didžiulį stresą su mūsų artimaisiais, su mūsų pačiais brangiausiais žmonėmis, su mūsų draugėmis, draugais, su mūsų tėvais, vaikais ar darbo kolegomis, verslo klausimais. Taigi galėsi pasirinkti bet kurį tą žmogų, kuris šiuo metu tau yra aktualiausias, svarbiausias ir jis labiausiai kelia tau rūpesčių. Taigi santykių peržiūra. Santykių peržiūra. Kaip šią praktiką mes atliekame? Manyčiau, kad visi mes šiandieną žinome, kas yra meditacija, kas yra kvėpavimas. Taigi irgi pradėsime galbūt nuo to. Pasirinkime kambarį, kur tu gali jaustis visiškai saugiai, ramiai. Užsimerki. Ir įkvepiant ir iškvepiant atsipalaiduoji. O štai atsipalaiduoji, įkvepi tiek kartų, kiek iš tikrųjų tu atpalaiduoji savo kūną. Nuo savo rankų pirštų galiukų iki kojų pirštų galiukų. Įkvepi 5 ar 10 kartų, kol jauti visame savo kūne lengvą virpulį. Malonų tokį jausmą. Tada gali pradėti praktiką. Praktikos formuluotės, nėra šiandieną tokia tiksli ir nebūtina, galbūt svarbiausia ją suvokti, logiškai savo protu suvokti, kaip ją reikia atlikti. Pasirinkame asmenį ir kreipiamės į jį. Užsimerkę. Užsimerkę dar nusistatome telefone laiką 1 valanda laiko. Praktika vyksta 1 valandą laiko. Taigi, viskam pasiruošiame ir užsimerkę kreipiamės į save, į savo sielą, į savo dieviškai aukščiausiai aš. Prašau pastatyti priešais mane, štai tą pasirinktą asmenį. Padėkojate, pasisveikinote, kad jisai atėjo. Ir kad įeitumėte į kanalą, į energetinį kanalą su juo, mintise, su to žmogumi, jūs pirmiausia turėtumėte jo atsiprašyti. Atsiprašyti. Už tai, kad šioje žemėje gyvendamas, ne pirmus, galbūt jau metus, visi mes žmonės čia gyvename ir visi mes praeiname daug pamokų. Praeiname daug pamokų ir tas pamokas praėjai ir aš, ir tu, taip sakai. Ir šiandien aš noriu taip atsiprašyti už tas visas pretenzijas, už tą visą negatyvą, už tą visą psichinę energiją, kurią aš siunčiau tau. Ir šiandieną aš ją noriu pasiimti, susigrąžinti savo ir atsiprašyti tavęs, kad aš tave žeidžiau. Nes tiesiog gyvenant žemėje tai būdinga visiems žmonėms. Būdinga man ir tau, visiems. Dėsninga tai tiesiog yra. Taigi aš prašau atleisti. Ir tai prašote iš tikrųjų nuoširdžiai. Ir mintise jūs galbūt tikrai pralekia per tą keletą sekundžių visi tie jūsų pokalbiai, nesusipratimai, visi tie konfliktai, ar galbūt vienas labai ryškus, kuris jums šiandieną labai jaudina ir jūs žeidžia. Arba galbūt tai buvo keletas, o galbūt tai jau tęsiasi metais, 10. O galbūt tas žmogus net nėra čia šioje žemėje, galbūt jis iškeliavęs. Ir jūs taip pat graužia sąžinė, kad jūs kažko jam nepasakėte, kad jūs kažko tai neištaisėte. Taigi per šią praktiką tai galite tai padaryti. Tai ne jokia mistika, tai ne fantastika. Tai tiesiog 21 amžius ir transformacija mūsų vyksta kiekvieną dieną, kaip sakiau. Nes visos technologijos žengia į priekį, žmogus neatsilieka. Jo mąstymo galia, jo minties galia, jo jausminis išgyvenimas yra stiprus, galingas ir kuria programas. Štai mes visiškai tokiu būdu
savo pasakę, atsipalaidavę, mes galime nueiti į savo pasąmonę ir galime susisiekti su tai žmonėmis ir galime surasti savo tas pirminės priežastis, kur ir kada užgimė visi šie mūsų konfliktai, nesutarimai. O santykių peržiūra tiesiog eliminuoja tuos visus mūsų pokalbius, tuos visus mūsų jausmus, išgyvenimus, neigiamus konfliktus, kuriuos mes šiandieną prisimename ir statome. Ir kiek mes tikslingai būsime susikaupę ir koncentruoti dėmesyje, tiek mes sugebėsime tos negatyvios energijos pasiimti ten, kur mes ją iššvaistėme, ten, kur mes ją numetėme per savo gyvenimą. Galime ją susigrąžinti. Tai viena iš unikalių žingsnių, labai unikalių žingsnių, kadangi mes šios praktikos metu ir visų beje šio metodo, biologinio metodo metu, mes galime susigrąžinti prarastą mūsų gyvybinę energiją. Tai čia yra unikalu. Todėl ir paaiškinate mintise, kad norite atsiimti savo energiją, savo negatyvą, savo pretenzijas tam žmogui, kuriam jūs jautėte iki šiolei. Atsiprašėte jo ir štai dabar siūlote atsidalinti energijomis. Atsidalinti ir jam, ir jums. Tiesiog atsidalinate. Jis pasiima savo energiją savo, o jūs pasiimate savo į savo fizinį kūną. Su kiekvienu įkvėpimu įkvepiant įsivaizduojate tą žmogų, kuris stovi priešais jūs. Jūs įkvėpdamas į savo fizinį kūną pasiimate savo visas pretenzijas savo. Ir iškvėpdamas atiduodate jam jo visą psichinę energiją, jo visas pretenzijas, visą negatyvą skirtą jums. Atsidalinate. Ir taip kvėpuojate 1 valandą. Kvėpavimo metu, visos tos praktikos metu, gali būti taip, kad jūs galite ir užmigti, jeigu neturite praktikos, o galbūt ir būsite labai dėmesingas ir koncentruotas. Jeigu užmiegate, užsnaučiate, tiesiog kažkur tai išnykstate akimirksniui, ar minutė kitai, vėl sugrįžtate ir būtinai tęsite praktiką. O jeigu taip atsitiks, kad tiesiog užmigsite, nieko tokio, tai irgi gerai. Tiesiog reikės pakartoti praktiką iš naujo. Todėl visos šios praktikos metu būkite koncentruotas ir dėmesingas. Jūs galite jausti peršulį gerklėje. Galite tiesiog susijaudinti. Galite verkti. Visa tai yra gerai. Galite kosėti. Galite žiovauti. Tie simptomai tiesiog vyksta. Jūs galite jausti tą žmogų priešais save. Galite jį tiesiog matyti, ką jis veikia. Ar jis kreipia jūs dėmesį, ar nekreipia dėmesio, ar jis nugarą, ar jis šonų, ar jis visiškai kažką tai kitą dirba. Tiesiog jūs tai jaučiate, pajaučiate tuo metu, kai su juo koncentruotai dirbate tą valandą laiko. Savo tą psichinę energiją pasiimate savo, o jam atiduodate jo visą psichinę energiją. Ir prieš tai dar pasakote, kaip jūs kvėpuosite ir pasakote dar, kad tarp mūsų tebūnie tas energetinis kanalas darbo metu ar ne, ir po to tiesiog darbo metu tas energetinis kanalas tebūnie tarp mūsų šviesa ir meilė. Ar meilė gali būti? Jūs tai pajusite pats. Jeigu meilė tarp jūsų, iš tikrųjų, kaip ir šiuo atveju dar negalima, todėl sakykite, tebūnie tarp mūsų energetinėme ryšyje šviesa. Ir kai visą tai pasakote mintyse, galite pakartoti kelis kartus, kad tai būtų jums pačiam aišku, ką jūs dirbate, ko jūs siekiate tuo, ką jūs norite to pasiekti, su kokiu žmogumi jūs dirbate, dėl ko. Taip, tai jūs pirmiausia atsiprašote už visą tai, po to pasiūlote atsidalinti energijomis ir pradedate kvėpuoti. Tiesiog savo pasiimate savo, o kas ne savo, atiduodate jam. Ir tegul tarp jūsų būna šviesa arba ir meilė. Jūs tai jausite, ką galite sakyti. Ir štai valandą laiko prabėgs labai greitai. Ir praktika dažniausiai baigėsi tam tikra šviesa, dažniausiai balta šviesa priešais akis. Ir visi simptomai pranyksta valandai laiko artėjant visiškai. O jeigu vis dėlto jausite kažkokį tai sunkumą,
Tiesiog jausite, kad tikrai jūs nesugebėjote dar per šį vieną kartą pasiimti tos visos savo neigiamos energijos, atiduoti ją kitam žmogui. Tiesiog jausti tą kvėpavimą, ar jisai jums yra lengvas, ar sunkus, ar sudėtingas. Galbūt bus sunku iškvėpti, arba įkvėpant pasiimti savo energiją bus sunku. Tai po truputėlį, nes tą energiją jūs iš tikrųjų savo pasiimate. Iš tikrųjų savo pasiimate. Ir tame kanale, kaip sakote, tebūnie šviesa, ateina kita energija, kita energijos rūšis. Visiškai. Ir jums nėra ko bijoti, kai jūs pasiimate savo energiją, negatyvią energiją savo. Tai tiesiog, nuo gimimo buvo ta skirta energija ir šiandieną jūs ją susigrąžinate. Ir ši energija dienos arba 2 bėgyje visada, jinai virsta į pozityvę energiją. Tiesiog jinai patenka į jūs ir jūs ją transformuojate. Ši energija transformuojasi ir tam žmogui transformuojasi į pozityvą. Jis taip pat atgauna energiją, kurią prarado jūsų dėka. Jūs sugrąžinate jam jo energiją. Ir tie santykiai tarp jūsų keičiasi, jie gerėja, jie stabilizuojasi, jie harmonizuojasi. Jie tiesiog gauna nuo tos, kaip sakoma, tos kitokius santykius. Ir jūs, jeigu tikrai dirbsite ir šią praktiką atliksite ne vieną kartą su tuo pasirinktu žmogumi, jūsų santykiai tikrai pradės keistis. Žinoma, yra ir kitų santykių dirbant, irgi santykių tema. Tačiau šita praktika viena yra iš pagrindinių bazinių praktikų šiame metode. Supratus, kaip tai dirbama, kaip kvėpavimas vyksta ir kaip jūs sugebate pasiimti savo psichinę negatyvią energiją savo ir atiduoti kitam žmogui, tai suvokus ir tai turint praktikos, galima tikrai lengvai toliau praktikuoti pačiam. Taigi, linkiu kuo didžiausios jums sėkmės santykių transformacijoje su jūsų pasirinktu jums žmogumi. O aš jūs kviečiu toliau, prenumeruokite šį kanalą, dalinkite šią informaciją su savo pažįstamais, su savo draugais ir žinoma praktikuokite patys, kad tai taptų jūsų kasdienių įpročių. Taip, valanda laiko į dieną. Daug ar mažai spręsti jums, jeigu jūs norite iš tiesų realiai, visiškai realiai šiame gyvenime keisti santykius. Žinokit, vyksta, jeigu paprastai žodžiais pasakyti, fantastiniai, stebuklingi dalykai. Žmonės keičiasi jūs tarp kitako. Jūsų požiūris į tą žmogų keičiasi. Jūs tarsi nieko nedirbate, tik atsiimate savo energiją, bet jūs keičiatės to žmogaus atžvilgiu. Pas jūs vyksta transformacija giluminė suvokime, priėmime į kitą žmogų, kaip jūs jaučiate. Žodžiu, vyksta tiesiog giluminiai tie pasikeitimai jūsų dvasinėje būsenoje. Jūs pats stabilizuojatės, jaučiatės žymiai geriau. Taigi, prenumeruokite, dalinkitės informaciją. Kadangi dalindamiesi, jūs padedate savo, aš padedu irgi savo, jūs padedate savo, padedate taip pat savo. Na ir žinoma, mes padedame kitiems, jeigu iš kitos pusės pasakysime. Taigi vyksta abipusis pasidalymas. Taigi, ši dovana jums, priimkite ją, praktikuokite ir susitiksime kitose mūsų įrašuose. Iki malonaus. Sudie.